O paskutinio šio malūno savininko Evaldo Danielą. I have come from Australia to be here today for the special occasion and to join you all in celebrating the restoration of my grandfather's windmill, or my grandfather Daniel's windmill, and also the new miller's house, which stood, I'm losing it, which has been built in the same style as the original family home, which stood on this land. Aš atvykau iš Australijos ir labai džiaugiuosi šiandien būdamas šioje ypatingoje šventėje, kur mes visi švenčiam šio malūno restauraciją ir atstatymą, taip pat naujojo namo pastatymą ant tos pačios žemės, labai panašų į originalų. I thank the Chauley Museum for taking on the heavy responsibility of looking after, preserving and maintaining the windmill on behalf of the Chauley community and the people of Lithuania. Noriu padėkoti visų šiauliečių ir Lietuvos žmonių vardu, kad Šiaulių muziejus prisėmė atsakomybę rūpintis, saugoti ir išlaikyti šį malūną. I would also like to say a special thank you to the government and people of Norway for supporting the restoration with a very substantial financial donation through Norway grants. Without this type of special support, this windmill, which is over 100 years old, would possibly not survive, and so another piece of Chauley history would be lost. Maybe now, after this restoration, the mill will last for another 100 years and maybe more, and the history and the culture will be enjoyed for future generations. Taip pat labai norėčiau padėkoti Norvegijos vyriausybei ir žmonėms už paramą malūno restauracijai, kuri buvo paremta iš specialių Norvegijos finansinių mechanizmų. Be šios specialios paramos malūnas nebūtų išlikęs ir dabar jis tikriausiai stovės dar 100 metų ir daugiau ir pratęs dar vieną istorijos puslapį Šiaulių miesto. Galbūt po šio atstatymo malūno gyvenimas ir toliau tęsis ir ateities kartos galės mėgautis juo. Family were windmill builders in Germany before the forefathers migrated to Lithuania. As you can see, this windmill and all others that the family built in this country were predominantly built from wood, and so the preservation is very important. It is disappointing to hear that a recent storm damaged the sails and will have to be rebuilt. Istoriškai mano šeima buvo malūnų statytojai Vokietijoje prieš atvykdami į Lietuvą. Ir kaip jūs matote, visi Lietuvoje pastatyti vėjo malūnai yra pastatyti iš medžio ir jiems labai reikalinga apsauga ir išlaikymas. Man labai apmaudu, kad audra sunaikino malūno sparnus ir jie turės būti vėl iš naujo statyti. So now we only have one half-dressed windmill. Todėl dabar mes turime tik tai pusiau aprengtą malūną. My grandparents' home, which looked very similar to the newly built miller's house that we see here today, was close to the mill. My mother, her sister and 2 brothers all lived here in the family home, and I also lived here for approximately 4 months after I was born, so I am part of this ground. My mother has told me that she has very many happy memories of her childhood living by the mill. She and I
are the only members of the Daniel family that lived here and are still alive today. Mano senelių namas, kuris buvo labai panašus į dabar atstatytąjį prie malūnininko namo, į malūnininko namą, kuris stovi dabar, netoli malūno. Mano mama ir sesuo ir jos du broliai gyveno čia malūnininko name. Ir ji prisimena savo vaikystę ir turi labai daug gerų vaikiškų prisiminimų iš gyvenimo šioje sodyboje. Aš taip pat gyvenau apie 4 mėnesius čia po gimimo ir aš ir mano mama esame vieninteliai Danielių šeimos palikuonys, vieninteliai palikuonys. Because of German family ancestry, in 1944, when I was only 4 months old, my mother and I moved to Germany. My grandparents followed some months later with a horse and wagon and some personal belongings, leaving everything else behind. My father, who was born at Montvidai near Schulute, joined my mother and I after the war. He died in 1948 from cancer at the age of 32. Dėl vokiečių kilmės protėvių 1944 metais, kai man buvo tik tai 4 mėnesiai, mano mama ir aš persikėlėme į Vokietiją. Mano seneliai atvyko pas mus po kelių mėnesių, pasiėmė arklį su kareta ir keletų asmeninių daiktų. Mano tėtis gimė netoli Mantviduose, netoli Šilutės ir prisijungė prie mūsų po karo. Jis mirė 1948 metais nuo vėžio, 32 metų amžiaus. Atsiprašau. Kai atėjo prieš 9 metus mano pirmasis vizitas Lietuvą, mano pirmasis kontaktas šalios buvo ponia Audronė Tamulienė nuo Aušros muziejaus, kas aš norėčiau padėkti ypač palikti ryšius. Ačiū visiems už jūsų labai malonus svetingumus savo žmonai, Pem ir Savai. Ačiū labai. Labai ačiū, o mes savo ruoštų jums norime teikti duonos iš mūsų malūno ir malūno simbolį. Ačiū labai. Ta gražia proga, kadangi šiauliečiai labai pasistengė, kad čia viskas gražiai atrodytų, mes turime svečiuose ir miesto merą Justiną Sartauską. Todėl ir kviečiame gražiai pakalbėti. Gražiai svarbiausia ir trumpai. Labą dieną. Iš tiesų Šiauliai saulės miestas ir jo apibrėžime skamba, kad jis turi būti jaukus, malonus, puikus gyventi. Ir nuo to, kiek mūsų pačios bendruomenės nori, kad mieste būtų jauku, gražu, nuo to ir mums patiems bus smagiau. Aš šiandieną džiaugiuosi ir didžiuojuos, kad muziejus, Aušros muziejus, kuriam vadovauja Raimondas Balza, su visa jų kolektyvu, tikrai prisideda prie to, kad miestas gražėtų, kad mieste atsirastų jaukios, nuostabios erdvės, kuriuose galima praleisti puikiai laisvalaikį, pakoncertuoti. Na, o šiame Žaliukių malūno vietoje, tai manau, kad atrandame dar ir istorijos šaknis apie amatus, kadangi šiandieną vaikai, gal ir mes, nesame matę, kaip malami grūdai, kaip kepama duona. Ir tai yra didžiulė pažintinė edukacinė programa mūsų jaunajai kartai. Atsiminti, kuo gyveno mūsų protėviai. Taigi, aš tikrai linkiu
muziejui sekti, tęsti tokias gražias tradicijas ir išnaudoti visą istorinį paveldą, kurį jūs turite sukaupę ir gražinti Šiaulius. Sėkmės jums! Dėkojam už linkėjimus, įteikiam dovanas. Ir iš tikrųjų, kaip jau supratome iš gerbiamo Jurgio kalbos, kad jisai džiaugiasi visu šituo, ką mato, ir tikimės, kad tai džiugins ir visus kitus svečius bei visus šiauliečius. Na, o mes tikimės, kad visi svečiai, kurie šiandien čia atėjo į Malūną, tikrai gražiai ir prasmingai praleis laiką, nes mes, mielieji, dėl jūsų ypatingai stengiamės. Šiandien ir vakar abi dienas prie Malūno tik jums ir dėl jūsų švariai ir higieniškai veikia turgelis ir arbatinė. Taip pat veikia Žaliūkių paštas, raštinė, skaitytojų laukia knygynas, o tame knygyne labai simpatiškos pardavėjos Onutė ir Leokadija. Turtingų ponų monetų kalikla. O šventės įspūdžius medinė fotokamera įamžins keliaujantis fotografas. Ir tai dar ne viskas. Jeigu kas nori apžiūrėti Malūną, Malūno įrengimus, visą tai jums aprodys malūnininkas Julius. Troboje, gražioje, restauruotoje, vakar ir šiandien mūsų gaspadinės jau antra diena kepa duoną, muša sviestą, kočioja rankšluosčius. Būtinai užeikite į vidų, pamatysite, kiek vakar darbo atlikta, kokie gražus ir tvarkingi iškočioti rankšluosčiai. Taip pat vaikai neturės kada nuobodžiauti. Va čia, jeigu pasižiūrėsite į šitą pusę, tai galima puodus daužyti, čia vakarykštės šukės matosi, o čia visa aikštelė ypatingam, labai senam lietuviškam žaidimui, varimas kiaulės į dvarą. Vakar mokėmės, labai visiems patiko, tai ir šiandien kviečiame visus vaikus dalyvauti kiaulės varime. Taip pat vaikai galės šokti, dainuoti, su avytėm ir vištelėm pasikalbėti. Šiandien čia prie Malūno pasirodys teatrai. Vyks pagal tikrus istorinius įvykius atkurti nutikimai. Čia prie Malūno galėsite sutikti Žaldoką ir Baltaragį. Todėl jauskitės kaip namie, atsipalaiduokit, pailsėkit, pasivaikščiokit, pasižmonėkit. Na, o tvarką daboje prižiūri, kad mes būtumėm saugus, gerai gyventumėm, linksmai jaustumėmės, generolo Plechavičiaus 6 šaulių rinktinė ir budinti 20 amžiaus pradžios gaisrininkų karieta su ekipažu. Va, Daniel. Kažkur lyg tai matyt, va štai ir klebonas atvažiuoja. Tuo jis atvažiuos, tuo jis sulauks. Taip, pasveikinkim mūsų kleboną. Be jo turbūt neįvyktų svarbiausias šiandieninis ritualas. Mes su Triusiu, be abejo, labiausiai dėkojame tai direktoriui Raimundui Balusai, kuris jo pastangomis rūpesčių čia šitą sodybą atgyvo. Ir šiandien mes galime džiaugtis tuo nauju Malūnu ir viskuo, kas čia yra gera, gražu, prasminga, teikia mums visiems ir dvasinę atgaivą ir kartu gražų kultūringą poilsį. Ačiū. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėkoju mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis, melskimės. Šventas Viešpatie visagalite amžinasis Dieve, prašome Tave palaiminti šį kryžių, kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, priedangą, būtų ir gynėjas nuo silų priešų antpuolių, to prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
melskimės palaimėk viešpatie Jėzau Kristau šį kryžių, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjo pasaulį nuo kaitosios dvasios viešpatavimo ir savo kančią nugalėjai gundytoje, kuri šiaugėsi pirmojo žmogaus suklydimo ir neklusnumo Dievui savo.